prasidėjo nauja diena. Įsivaizduokit, miestas 100 000 gyventojų. Miestas didžia kaip Panevėžys, viena pakrovimo stotelė ir ta neveikia. Tai nežinau, kas daryti, ar važiuoti atgal, ar ką daryti, nes turiu 5% iki Volgogrado 400 km, tai reikės vis tiek pasikrauti būtinai. Aš šitas pakrovimo stotelė neveikia ir planavau čia pasikrauti, a jinai neveikia. Neaišku, ką dabar daryti, važiuoti atgal, eiti ieškoti, kas pakraut gali padėti. Nu, karoči. Žodžiu, važiuoju 100 km atgal, iki ten, kur vakar buvau užstrigęs, nes niekur arčiau pakrovėjo nėra. Kažkur apie 95 km atgal. Tai va tokiam lygumom. Va vietam kažkoks ežeras dar yra. Net nesimato kito galo, tai nemažas visai. Grįžau ten, kur prasidėjo mano kančias, į vakarykštę vietą. Antras elektromobilis yra paliktas. Žodžiu, grįžau tenais pasikraut, nes ir bandysiu kitų kelių važiuoti, labiau per pietus, per kitą miestą. Dabar pasikraunu ir laukiu. Originalus planas buvo, kaip matot, važiuoti iš Jelista miesto tiesiai iki Volgogrado, kas yra 300 km, bet per visus tuos 300 km nėra nei vienos man tinkamos pakrovimo stotelės. Tai planą teko truputį pakoreguoti. O naujasis planas atrodė taip, grįžtu atgal ir važiuoju štai tokiu lanku, dasideda beveik 200 km, bet kito varianto nėra, nes kitur tiesiog nėra pakrovimo stotelių. Žodžiu, Mapsas pasakiškai veda. Nėra panašu kito kelio, iki pakrovimo stotelės dabar 50 km va tokiu keliu. Tai aš jau 3 valandas važiuosiu tos 50 km, jeigu ne ilgiau. Žodžiu, grinai su Tesla važiavimui kelias. Žvyrikelis, va karvės ganos, čia su džipais važinėja hebra. Pasakiškai čia matau bus. Per pusvalandį nuvažiavau 6 km. Įsivaizduotumėt, čia jau yra afėgenas kelias palyginus. Čia jau galima važiuoti, o va, vėl dabė tokia rimtesnė. Čia galima važiuoti, kiek čia važiuojam? 30 km per valandą maždaug, max, čia jau max, nu max kiam. Tai 50 km tokia atkarpa čia važiuosiu tikriausiai porą valandų, ja? Nu, bet kito kelio nėra. Žodžiu, pagaliau baigęs žvyrkelis, važiavau be 30 km tuo žvyrkeliu ir važiavau realiai kokias, 2-3, gal arčiau 3 valandų. Tai nemažai, žinokit, labai chujovas kelias, labai blogas kelias. Senai kada tokį blogą mačiau, ar teko jau važiuoti, ypač su tokia mašina. Pravažinėjau kažkokį kaimelį, tokia nemaža gamykla, kažkokio gal agro panašu man. Kažkokia gal sena agro gamykla pleista. Iš tol tokį Černobilį primena. Nemaži čia pastatai, čia viskas irgi šonas apleista. Kažkada, žodžiu, čia vyrė gyvenimas, o dabar viskas uždaryta. Pirmas vėjo jėgainės, kurias matau Rusijoje šitame važiavime, visai čia nemažai jų. Bet, pavyzdžiui, interneto čia išvis nėra. Nors šitų jėgainių dafiga. Aišku, čia vien kaimai aplinkui, nei vieno normalaus miesto. 300 km iki didelio miesto. Atvažiavau pasikraut mašiną, tai vietiniam taksistam čia buvo, žodžiu, tikra pramoga pasižiūrėti, kaip atrodo Tesla. Šiaip toks miestelis, toks kaip laiko kilpa nusikėlus. Į 90 metus maždaug, įsivaizduoju, tai viskas ir atrodė. Labai, žodžiu, panašiai. Nemanau, kad kažkas per 40 metų labai pasikeitė. Toks mažas miestelis, kažkur Rusijos glūdumoje. Vaikštau, važiuoju, Leninas statula dar stovi, nauja prižiūrėta, tvarkinga tokia. Viešbutis šoks. Šiaip tai kaimų kaimas toks, kaip Rokiškis. Bet va turi naują, nu, pastatas gal nenaujas, bet turi šitą kino teatrą, eina nauji filmai, mačiau, Michael Jacksono filmas eina, kur net pas mus irgi vieną tik pažįstamą filmą mačiau, bet žodžiu, filmai eina nauji. Ir dieną po 5-6 seansus, tai nemažai. Kam čia tokiam kaime tie filmai? Kas čia juos žiūri? Aikštė vaparinė, nei vieno žmogaus nėra. O dabar kiek? 4 valandą, gal 5. Žodžiu, toks įdomus miestelis. Žodžiu, pasikrovau mašiną, bet čia dėl dronų su internetu žiauriai liūdna. Ta prasme, iš vis nestorį negaliu įkelt, valandą mažiau storį įkelt nuo Wi-Fi'aus. Mobilus ryšys iš vis neveikia, niekas neveikia, navigacijos nėra, tai taksistai man taip parodė, kur maždaug važiuoti link Volgogrado. Gal dabar iššoksiu iš miesto ir turėčiau susigaudyti, tikiuosi, pagal ženklus. Žodžiu, internetas iš vis čia nebeveikia. Nesvarbu, kad 4G ryšys pilni balai, bet internetas išjungtas mobilus. Wi-Fi'aus vos veikia, net storį negalėjau įkelt, tai bus smagi dabar kelionė. Volgograde, kai girdėjau, pasakoja vietiniai, kad nieka geriau. Gali būti, kad porą dienų be interneto pagyvensiu. Atvažiavau į Volgogradą, buvusį Stalingradą. Įdomus šiaip dalykas, vienas ilgiausių miestų pasaulyje, ilgių, žiūrint ta prasme ilgių. Miestas apie 70 km ilgio. Tai kad įsivaizduotumėte, iš trečdalį Lietuvos. Aš maždaug nuo Rokiškio iki Utenos arba Anykščių galiu per tiek nuvažiuoti. Net iki Daugpilio per tiek galiu nuvažiuoti. O čia vienas miestas tokio ilgio. Čia per miestą pervažiuoti gali reikėti visos dienos. Žodžiu, pasakoju, šitas miestas neveikia nei internetas, nei navigacija. Navigacija iš vis nebeveikia. Va šitoje vietoje esu užstrigęs jau, nu, kokį pusvalandį, kaip įvažiavau į miestą, taip dingo navigacija. Dabar tiesiog važiuoju, nežinau kur, tiesiog laikaus kelią, pagrindinė vis laiką ir tikiuosi, kad kažkur nuvažiuosiu centran gal. Nežinau, aš važiavau didesnę gatvę, bet žinokit, nu, kad sakysi Teslos navigacija naudokis. Va taip atrodo Teslos navigacija. Žodžiu,
tokiam didelė mieste be navigacijos interneto, žinau, kad net nežinau, ką aš čia veiksiu, tiesą sakant. Važiuoju tiesiog pagrindiniu keliu ir ieškau kuo didesnio kelio. Gal kažkur tai mane nuves. Dabar jau kelias pasidarė iš 2 juostų į 3. Yra šansų, kad važiuojam į centrą. Eina 3 valanda, kaip aš važiuoju iš tuo keliu. Nepanašu, kad čia kažkas man centrėja ar kažkur panašiai, kažkur reikės sustoti, ieškoti, kur miegot. Nes aš taip jaučiu, galiu iki ryto važiuoti ir niekur nenuvažiuoti. Žodžiu, miestas astronominio dydžio. Nes visą laiką čia važiuoju, 3 valandas beveik važiuoju iš to keliu tiesiai. Jaučiuosi kaip žmonės, kurie prieš 30 metų keliaudavo, be interneto, be nieko. Atvažiavau, tiesiog atradau viešbutį važiuodamas, sustojau, bet žodžiu, visi kambariai užimti. Užbukintas pilnai viešbutis. Nu ką, sėdu atgal, važiuoju toliau ieškot. Kažkaip, gal ant gatvės kažkokį dar viešbutį pamatysiu. Panašu, kad 5 valandai važinėjimą privažiavau modernėje miesto dalį. Bet nežinau, kur aš čia važiuoju, tiesiog važinėju ir kažko ieškau. Aš taip iki ryto galiu važinėti, bet būtų geriau kažkur viešbutį atrasti, bet čia va, modernioji miesto dalis. Visai gerai atrodo. 4 kartas laimingas, radau Gastyvoje dom, žodžiu, net ne viešbutė, svečių namus. Už 20 eurų kambariukas, matau priekį pėtiorašką. Kažką gal pavalgyti nusipirksiu, vėl nežino, ką čia daryti. Žodžiu, dar tokia dėkinga stacija. Turiu tokį žiūrovą Sergejų, kuriam esu labai dėkingas, jisai turi čia būtą Volgograde. Ir man žadėjo įduoti, atsiuntė koordinates, kur nuvažiuoti, kur pasiimti traktą, viską pasiimti, tik vieną bėdą, kad aš čia neveikia navigacija. Ir man, aš fiziškai pravažinėjau, nemažai ieškojau, bet niekaip neradau to būto, tai nusprendžiau, bus paprašiau kažkur įsinuomoti šitą. Nes tiesiog, aš tiesiog nerandu to būto, be navigacijos jo atrasti tikriausiai yra neįmanoma, ne vietiniam žmogui. Aš net nesigaudau, kur aš randuos. Tai plius minus, bet kai miestas 70 km ilgio, tai čia kažką atrasti be navigacijos, ypač ne vietiniam, šansų nėra. Galim pasižiūrėti kainas produktų parduotuvėje kavos, pavyzdžiui, aparatai stovi parduotuvėje, po 5 centų kava. Bandelės, viskas matau, 5 centų. Nematau, kad šis daugiau brangiau būtų, va picutės po 8 centų, tačiau brangiausia. Mėsa, galim pažiūrėti, kiek mėsa kainuoja, visokios kalbasos. Po 2 eurus, čia nelabai mėsa, čia labiau tokias dešros šitas, po 2 eurus maksimaliai. Šiaip matau pačioj yra ir pigesnių, mačiau panašių į kumpius. Nu kumpiai irgi, 2-3 eurai. Silkė 3-2 eurai, šiaip brangesnė jau. Vo mėsa. Čia bematau be prieskonių, tai 3 eurai, 3 eurai. Viršuva 3 eurai, tas pats vištiena čia. Nu apačioje vačiau kilogramas viršų mėsos, tai 5 eurai, 4 pem net. Vaisvandeniai, va yra netikra kola, nereikia rūksiškos gerti, yra tikra panaša kola, jo. Euras šiam, visokie Lipton matau yra, žodžiu, importiniai brangesni, Burnas matau. Burnas euras 20. Lit Energy čia varuselė mėgstamas labai, Red Bullis irgi standartiškas, kaip Lietuvoje kaina, 2 eurai. Pienas matau visas iki euro, nebent jau 2 litrai, tai euras pemų. Aš čia daugiau pieno produktų, sūreliai visokie, 5 centų visi. Sūreliai nelabai pigus, galbūt bus pigesni. Čipsiūnė, kaip sako. Leisai, visur matau vien leisai, tai apie eurą pem. Jo, didžiausias pakas va euras 8,9, tačiau didžiausias gėrimai čia bus pigus. Nežinau, gal neužbanys manęs YouTube'as. Korona eurą buteliukas matau kainuoja, garažo euras tasai. Šiaip visoks alus iki 8-7 centų, rimtesnis va po eurą jau. Mano kambarys. Da pats nemačiau, tiesą sakant. Nu, tiesiog akimirką, visai normaliai. Kur čia ta šviesa? O, ne 2 lovas. Man 2 lovas aš nežinau, aišku, bet tik tai kėdės trūksta. Negalėsiu dirbti prie stalo. Nu ką, naują dieną Volgograde. Važiuoju iki pagrindinio šio miesto tokio punkto, kur reikia būtinai pamatyti. Tai Rodinamat vadinasi, rusiškai man reikės. Žodžiu, lietuviškai būtų, lietuviškai jisai vadinasi tikriausiai gal Motina žemė šaukia, kažkas tokio. Pasižiūrėsim, kaip atrodo gyvai. Ten nuomojau matos. Jo, nemažai, tai realiai tikrai didelė. Gyvai galiu pasakyti, nemaža statula. Vien šitam parke, sako, aplinkui palaidota vien apie 40 000 sovietų karių. Jo, astronominė dydžia. Šiaip sako, ne tik didžiausia Rusija, bet viena didžiausių pasaulyje tokių statulų. O, čia pirmą kartą atsiveria ir pati Volga. Plati upė, eina Pechlan tokia platuma. Čia neplatijos, nėra plačiausia jos vieta tikrai. Bet upė tai plati. Volgogradas, čia pramoninis, matau, rajonas. Šalti net nematau jos viršaus. Žodžiu, didelė. Cerkvė kažkokia yra šalia pastatyta, šalia statulos. Čia va dar tokia linija šita
šitoje linijoje pasirašyti kariai vardų pavardės, tikriausiai herojų pagrindinių šitų mūšių. Ant kiekvieną skirtingą. Parašyta amžina šlovėja. Nu ir pagaliau iš priekio. Net kamera beveik nepareina. Žodžiu, įspūdinga vieta. Vienas, sakyčiau, įdomiausių visoje Rusijai, o gal net ir pasaulyje. Dar geriau atrodo. Dar kažkokių yra vietų apsižiūrėjimui. Čia panašu į motiną skulptūrą. Jaučiu vaiką laikančią. Tokia turėtų būti mintis. Galima per tais akmenukais nueiti arčiau. Gal ten paliesti ar kažką. Jo, čia panašu motina laikanti vaiką. Ai, tikriausiai laikanti lavoną, jo. O ten va ranką matau. Tikriausiai motina laikanti sūnaus lavoną. Žiaurus vaizdinys šiaip. Ir ten va kažkas vyksta. O čia kareiviai dar kažką daro. Ten kažkokia dar įdomi vieta, matau, žmonės eina. Panašu vėl kažkokia amžinoji ugnis, panašiai kaip Maskvoje. Ir iki šitiem kareiviam pagerbti. Lietuviškai išvertus čia tikriausiai būtų karinės šlovės salė. Kaip matot, vidury centre dega amžinoji ugnis, kuri uždegta 67 metais, praėjus maždaug 25 metam po Stalingrado mūšių. Sienose surašyti karių vardai, kurie čia paliko savo gyvybės. Maždaug apie 7000 karių surašyta vien šitose sienose. O aplamai Sovietų Sąjungos karių Stalingrade žuvo maždaug apie 500 000, o sužalota ar kažkaip stipriai sužeista buvo virš 1 milijono. Tai žodžiu, sunku net patikėti, kiek čia tų kareivių iš tikrųjų paliko savo gyvybės. Šitie kareiviai spėjo kas valandą keičias. Kas matė Maskvos video, tai žino, kad ten lygiai tokia pati yra ugnis ir prie jos kareiviai kas valandą keičias. Nu žodžiu, įspūdinga vieta, aplamai šitas miestas toks įdomus, tokia įdomi aura. Čia aplamai, sako, mirė virš 1 milijono žmonių, apie 200 dienų vyko pastovus mūšis. Tai vienas ilgiausių aplamai tokio vieno miesto mūšių. Nu, čia žodžiu. Žiaurus miestas, čia pastoviai keitės, kas laimi, tai naciai, tai sovietai, tai naciai, tai sovietai. Daug filmų, daug dokumentikų prikurta apie šitą miestą. Bet pačiam pamatyti gyvai tai tikrai rekomenduočiau. Žodžiu, kol kas tai tikrai įdomu. Tik tiek, kad navigacija neveikia. Šiaip tai pabūčiau čia ilgiau, supsimėl noro porą dienų. Bet neveikia navigacija, neveikia internetas ir čia nelabai yra ką daryti. Gaudytis miestė sunku. Ypač kažkur nuvažiuoti, jeigu nori. Žodžiu, dabar einu jau iš čia, einu link savo Teslos. Kažkaip reikės bandyti ieškoti, kur pasikrauti. Problema yra, kad jeigu atrasiu, kaip pasikrauti pasikravimui, reikia interneto. Čia, žodžiu, Rusijoje neįdėlį sistema padaryta su pasikravimu, nes būtinai reikia interneto. O, kol einu žiūriu, kareiviai eina tikriausiai prie pasikeitimo. Eina tikriausiai pasikeis prie tos ugnies kaip tik. Iš labai toli jau eina. Panašu va į gyvenamąjį rajoną Volgogrado. Nemažiau pastatai iš 20 aukštų. Prekybcentris Marmeladas labai didelis. Žodžiu, reali situacija Rusijai dabar tokia, pavyzdžiui, Volgograde. Atvažiavau pasikrauti mašinas, sistema neįdėli, nes negaliu jos pasikrauti, neturiu interneto, internetas šiandien neveikia. Be šito aš negaliu jos pasikrauti, be interneto man tai yra neįmanoma, man reikia Wi-Fi'aus. Wi-Fi'aus čia aplinkui niekur nėra. Ką daryti, važiuoti ieškoti kitos stotelės. Žodžiu, pasisekė, prisijungiau prie tos mokyklos tinklo, kažkaip sekundį ir uždėjau, spėjau pakrauti. Tai dabar kraunas, per tą laiką einu pasivaikščioti po Stalingradą. Čia va, centrinė matos arena. Pagal ją bandžiau susigaudyti, kur ta pakrimo stotelė. Kad jo, čia centrinė, kaip suprantu, Volgogrado arena sporto. Tikriausiai futbolo stadionas bus viduje. Net nemačiau, va čia kur kraunas, žiūrėkit, matos, rodina mat. Afigenai. Realiai tiesiai nuo kalno nusileidau, tai net nesusigaudžiau. Einu iki Stalingrado mūšio muziejaus. Reikėjo, man taip atrodo, 5 km pagal žemėlapį, man taip atrodė. Į tą pusę tikiuosi. Per kažkur valandą maždaug ir atėjau. O čia, kaip matot, prasidėjo tas muziejus, čia tas pastatas dar stovi nuo Antrojo pasaulinio karo. Tai va taip atrodė tie subombarduoti pastatai. Žodžiu, nejuokingai atrodo. Na, o čia yra Gergardo malūnas, pastatytas dar carinės Rusijos laikais 20 amžiaus pradžioj. Aktyviam mūšy jis dalyvavo beveik 60 dienų ir atrodo tikrai labai žiauriai. Sako, sienose dar galima rasti kulkų, skeveldrų, žodžiu visko. Vaizdelis tikrai įdomus. Va ir pati Volga, čia pačio įėjimas, reikia bandyti nusileisti. Nu, Volga tai nerealaus dydžio. Tas krantas kitas atrodo taip toliai. Visties. Ten panašu į tikrą lėktuvą jau pakabinta. Čia tankai, kaip suprantu, bet tokie labai mažiukai kažkokie. Gal čia tokie mažesni buvo, čia mažesni modeliai. Stalingradnaja bitva. Stalingrado mūšis, žodžiu. Einam į vidų, pažiūrėsim, galima įdomu filmuoti. Turėtų būt galima gal. Prasideda, žodžiu, 4,5 € kainuoja bilietas. Sakė, filmuoti kaip ir galima, tai turėtų būt galima čia į muziejus. Tai būtų ir gal svastikų mano vidinį užbanintų iš YouTube'as. Nes čia turėtų būti jų nemažai, aš jaučiu. O čia panašu į šitą, kaip atrodė
Šitie ne bunkeriai, kaip jie ten disliai vadinasi. Bet čia toks gyvenimas, nuvaizduotumėt, aš galvos negaliu pakelti, reikia būti pasilenkus. Va čia jau biškiau aukščiau, čia galiu atsikelt. Čia įėjimas tikriausiai, čia toks kaip bunkeris. Čia kaip vaizdas tipo per jį atrodė. Va čia ant įėjimą, o dabar kamerą laikau galvos aukštį, va. Visio. Atsidaužim. Pasilenkt reikia pastoviai. Kem antri metai, matau, čia gal kambarys kem antrų. Galvoju tik tai. O panašu variklį kažkokį. Nemažą. Jo, Dvigatelį bombardirovškina. Kažkokia bombardirovškina motoras. Nemažas, čia kiek čia cilindrų, 12. Vėl nežinau. Jūrų technika, laivai kažkokie, naro kostiumas. Nu, čia tokia didelė upė, tai turėjo būti ir laivyninio mūšio kažkiek. Čia kaip atrodo miestas iš viršaus tikriausiai, kaip pats mūšis vyko, visur dega viskas. Ir noriu girdėti, sakė, už Staliną, už tėvynę, čiupkite ginklą. Čia va reikia padaryta tikriausiai tokia 3D replika, kaip atrodė miestas tuo metu. Ir viskas sugriauta, ubagan. Viskas išsprogdinta. Baisu. Kai pagalvoju, tai baisu. Tokia, va, tinkava, tokia pat ir realiai. Vėliavos. Net ir originalės panašu iš tų laikų išlikusios. Motociklas su šautuvu užmontuotu. Šia centre, dar centre nebuvo, einam pasižiūrėti. Čia turėtų labai aukštas lubos pagal pastatą iš lauko. O čia dar viršun galima užlipti, jo, panašu, kad čia tokia. Čia va irgi panašu, pavardės vėl surašytos šonuose. Reiks pamanyti dar viršų užlipti. Pabaigti aplink ratu į viršų užlipti. Peizažai va padaryti. Čia šiaip žiemą, čia net į šiaurę, tai žinau, kad čia žiemą apie -30 tai normalu, kaip suprantu, yra. Tai čia žiemą kariauti iš vis turėtų būti smagumėlis. O, BMC motociklas, tikriausiai vokiečių. Čia panašu ir rusiškus motociklus, man. Stalingrad motocikl. Kem pirmų metų. Ai, ne vokiškas, Germanija parašyta. Dar vienas peizažas. Čia priekį man tas žalės primena tekinimo staklės. O čia ne jos, čia gal jos net ir yra? Aš taip ne iki galo suprantu. Nu tikrai panašu į staklės. Takarnai stanok. Nežinau ką reiškia, bet tikriausiai tas ir yra. Tekinimo staklės. Panašiai skamba, tik nežinau ką reiškia. Šiaip tai čia istorijas tikram mėgėjui, ten fanatui, tai būtų galima vaikščioti visą dieną. Aš manęs, kad toks istorikas, tai čia taip prabėgom. Bendram suvokimui pasivaikštau ir man užtenka. Va visas Volgagradas žemėlapis, tai vat aš įvažiavau per čia va maždaug ir man maždaug va čia va dingo navigacija. Mes randamės dabar maždaug va čia va, šitoj vietoje kažkur šitoj vietoje randasi, o tai va tiek reikia važiuoti be navigacijos reikėjo, nesakau, pačioj dingo. Kažkokia panorama, labai daug žmonių žiūri. Ta panorama iš tos pusės, kad iš visų pusių. Čia tikriausiai jo ekskursija vyksta dėl to tiek žmonių. Kaip pagalvoju, tokiam, jeigu iš tikrųjų taip atrodo, tai visai baisu būtų dalyvauti, bet net ne tas žodis gal baisu. Nu žodžiu. Galvojat, kas čia nesugalvoju vis. Čia gal tikriausiai tas žibintas šviesai šviest. Gal kas paaiškins protingas. Prieki savęs dabar mato 12 herojų miestų. 12 ar 11, žodžiu, patys rusai į galą tai nesutarė. Miestų realiai yra 11. Murmanskas, Tula, Novosibirskas, Keričia, Minskas, Kijevas, Odesa, Sevastopolis, Stalingradas, Leningradas ir Maskva. Rusai šitais miestais labai didžiuojas. Kiekvienas iš šių miestų savai prisidėjo prie pergalės Antram pasauliniam kare, bet Stalingradas, dabartinis Volgagradas, yra pats kruviniausias, pats labiausiai nuniokotas ir matęs pačią aršiausią karo pusę. Išėjau į lauką, žodžiu, jau pasivaikščiau kem minučių, gal 5, kažkas tokio. Čia visai įdomu, rekomenduočiau aplankyti. Nesu didelis muziejų fanas, bet čia vienas tų, kur dar kartą apsilankyčiau. Vat, toks pat yra Paryžiui. Invalidų berods karo muziejus irgi reguliariai einu, važiuoju, kai būnu visą laiką aфиgenas muziejus. Tai čia būtų toks irgi, kur jeigu grįžčiau, tai apsilankyčiau vėl. Įdomu pasižiūrėti. Čia valau, kad dar susprogdintas tankas panašu. Automobilis kulkos vadinis.
Nu ką, prasideda dabar atgal kelionė link mašinos. Gal jau tikiuos pasikrovė. Nu ką, atėjau prie Teslos, pažiūrėsim ar pasikrovė. Nes interneto neturiu, negaliu pažiūrėti, ar krovimas įvyko ar ne. Palikau. Nu, tiesos akimirka. Kaip ir pasikrovė rodo. Tai kaip ir gerai, bandysim važiuoti. A va čia tai suprantu, kad va, šalies vėliau normaliai taip uždėta. Kad matos tikrai. Galėtų Lietuvoje vieną tokią vietą būti. Su lietuviškom vėliavom. Išvažiavau šiaip ne taip iš Volgogrado, judu link Maskvos, per ilgai neužsibuvau. Kadangi navigacija neveikia, laiko čia per daug irgi neturiu, bet aplankiau, kaip sakant, varnelę užsidėjau. Vienas senai mano norimų aplankyti jau miestų. Dėkui tiem, kas žiūrėjote iki galo. Realiai Volgograde turėjau tik vieną dieną, turėjau lėkti iki Maskvos, po to iki Piterio. Na, kitą savaitę tikiuosi išleisiu jau video iš Maskvos ir Sankt Peterburgo. Duosiu tik tiek, kad papuoliau į Maskvą tą dieną, kai vyko drono atakos ir pavyko nuvažiuoti iki porą degančių vietų. Tai manau, kitas video bus tikrai įdomus.